Mrs. Juknevičienė, for 2 minutes. Ačiū gerbiamas prezidente, komisijos vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti aišku ataskaitų pranešėjus už jų nuostabų darbą ir džiaugiuosi, kad šiuose ataskaitose yra nemažai minčių, kurioms pritarė darbo ir socialinių reikalų komitetas balsuodamas dėl mano parengtos nuomonės migracijos ir vystymo klausimais. Bendrija priima vis daugiau imigrantų iš beveik visų besivystančių Azijos, Afrikos, Lotynų Amerikos šalių ir kol kas mažai tikėtina, kad šio reiškinio mastas mažės. Kadangi neturime visą apimančios bendrijos darbo rinkos vystymo strategijos, tame skaičiuje ir migracijos iš besivystančių šalių, šis pranešimas dalinai užpildys esančią spragą. Nesant bendros migracijos srautų reguliavimo politikos ir kai nacionalinis teisinis reguliavimas yra netinkamas, susidaro sąlygos nelegaliai migracijai, žmonių išnaudojimui, prekybai žmonėmis ir kitiems nusikaltimams. Tokių atvejų yra ir Lietuvoje. Žmonės bėga iš Lietuvos, tuo tarpu darbdaviai prašo imigrantų iš trečiųjų šalių. Ataskaitoje sakoma, kad imigracija iš besivystančių šalių padės spręsti darbo rinkos bendrijoje klausimus. Taip pat sako, kad migrantai padės vystyti savo šalis, siųsdami ten pinigus. Dalinai tai tiesa, bet aš manau, kad tai yra gana siauras požiūris. Ir darbo rinkos problema išliks tol, kol varžysim laisvą darbuotojų judėjimą pačioj bendrijoje, kol nespręsim problemos kompleksiškai, o ne fragmentais. Norint padėti skurstančių šalių vystymuisi, bendrijos skirtus pinigus, kaip ir vicepirmininkas pasakė, turime nukreipti ne maisto produktams ir ne biudžetų finansavimui, o pirmiausia smulkaus verslo kūrimui ir darbo vietų kūrimui. Tuomet žmonės turės darbą ir jie patys pasirūpins savo šalių vystymusi. Ačiū.